Prieš tai serijoje į prokuratūrą pas prokurorą Marijoną Kontrimą įsiveržė ponia Joana Šilingienė, kuri emocingai reikalauja, kad prokuratūra nubaustų, išaiškintų aferistus, kurie neva užėmė jai paveldėjimo teisę turėjusi priklausyti mirusio jos giminaičio butą. Jis sako, kad giminaitis buvo gana stiprios sveikatos ir jo mirtis yra labai įtartina. Norėdamas atsikratyti įkyrios moteriškės, Marijonas Kontrimas, vadinamas Maryte, paveda šį reikalą jaunai prokuratūros darbuotojai Ievai. Ieva, būdama nepatyrusi, yra pritrenkiama ponios Šilingienės, kuri savo giminaičių visai nesirūpino, tačiau dabar nori atgauti palikimą, jau perrašytą kitam žmogui cinizmo. Ji per daug asmeniškai priima šią bylą ir ponios Šilingienės apklausa nutrūksta. Šilingienė kreipėsi į žiniasklaidą. Marytė bando sustabdyti skandalą ir liepia Ievai peržengti ambicijas ir rimtai užsiimti šią bylą. Marytė susitinka su savo buvusia žmona ir apžiūrinėdami dailės parodą bando kalbėtis be buvusios pagiežos. Baigdami tirti prieš tai buvusią bylą, Tadas ir Laika daro kratą aferisto vadinamo Chomekų garaže ir suranda ieškotą dalį pinigų. Laika veža pinigus, daiktinį įrodymą į prokuratūrą, tačiau dėl savo lengvabūdiškumo atsiduria bare ir susitinka dailę merginą, kuri pasiūlo praleisti laiką jos bute. Laika, kenčiantis dėl nerealizuotos meilės jaunai prokurorei Ievai, priima pasiūlymą. Kas yra? Šiegi nieko nepadariau. Nieko nepadarėjai? Čia tavo nuomonė nieko? Žiūrėk, gaidį, nepilnametė. Kaip nepilnametė? Žiūrėk, gal tau pasą parodė? Žiūrėk! Žiūrėk, gaidį! Fakt, prokuratūros pažymėjimas operas ir kokią šūdą. Mentas įkliuvo. Žiūrėk, gaidį! Visokių buvo. Oba, na. Žiūrėk. Čia yra daiktinis įrodymas, padėk į vietą. Nemanau, kad tau už tokius darbelius galvą paglostytų. Kad ir įsisuktum per savo hebrytę, tai vis tiek iš darbo atleistų. Kiek čia yra? Kiek yra, klausiu? 4300. Ir čia darom taip. Damėti dar 5700, kad būtų apvali sumelė ir įsiskiriam. Nei tau nereikia problemų, nei man. Nei mano systrai. Čia dar vizitkė yra. O, tai gerai, tai surasim prokuratūrai. Nebandyk su savo draugeliais durą stumti. Nes jeigu ką, nuimsim ekspertizę, yra ir fotkės. O dabar apsirengi ir dingsti. Kas yra, ko norit, ko jums reikia? Iš prokuratūros čia norėčiau pasikalbėti su žmogum gyvenančiu šiame bute. Iš kur aš žinau, kad jūs iš prokuratūros? Ką jūs sakot? Iš kur man žinot, kad jūs iš prokuratūros? Aš galiu pažymėjimą parodyti. Na tai rodykit, aš matau per akutę. Štai, matot? Palaukit, aš skaitau. Tai ar tikit manim? Na, prokuratūra. Tai ko iš manęs norėjot? Dabar daug tokių prokuratūrų vaikšto, tai tikrina dokumentus. Tai būtent aš dėl dokumentų patikrinimo norėčiau visų pirmiausia užduoti porą klausimų ir pirmas iš jų būtų nuosavybės buto dokumentus galite atnešti parodyti, nes yra gautas pareiškimas, kad jūs čia gyvenate neteisėtai. Reikalavimas įžūlus. Na, bet ko tikėtis iš moterų. Visas visi žūlės. Na, bet užeikit vidun, baigia kiaušinius perpus per jūs. Matot, notarės patvirtinta. Štai čia parašyta notarė Zorina, pirkimo pardavimo. Va, viskas po nosim, ar tikra?
Tikra? Na taip, regis tikra. Ką reiškia regis? Na, lik ir viskas su dokumentais būto yra gerai. Sakykite, iš ko jūs pirkot šitą butą? Pirkau iš tokio dar Dainiaus Rutkausko. Dainiaus Rutkausko, taip? Kas jis toks nežinau, bet toks nieko, užpakaliukas riestas, tarp kojų irgi turi. Kas yra? Jūs gąsdina mano atviras tonas? Aš žinau, kas yra gražu. Nieko nėra gražiau už riestą užpakaliuką ir kiaušiukus. Tu kaip moteris turėtum irgi tai suprasti. Aš labai atsiprašau, bet gal kalbėkime apie kitką, kalbėkime apie butą ir iš ko jūs vis tik pirkot tą butą. Aš apie jį ir kalbu. Jūs, moteris, visos veidmainės, šlykščios, su taukų guzais ant krūtinės, iš kurio dar ir pienas laša. Visos jūs man šlykščios ir jūsų pienas šlykštus. Jūs, ponė Rodrigo, nusiraminkit. Ką jūs čia kalbat, nusiraminkit. Dainius Rutkauskas yra gražus. Jis man pardavė šitą butą. Jis man patiko ir aš manau, jam patikau ir mes pakalbėjom. Jis neteko artimo žmogaus, kurio rūpinosi iki pat mirties. Jis bijojo čia gyventi. Bet aš nebijau. Aš nebijau, kad čia kažkas mirė neseniai. Aš irgi kada nors numirsiu. Bet manęs neužkas. Aš parašysiu testamentą, kad mane suvalgytų visi gražiausi Lietuvos vyrai, nes jie visi yra mano draugai. O dabar prašom išeiti. Išeikit. Palikit mane ramybėj. Taip. Palikit mane ramybėj. Taip, Nepakęsiu, kad mano būsta siena persigerto šlykščių moteriškų kvepalų. Jūs nusiraminkit, viso geriausio, sudie, viso gero, Jėzus Marija. Laika, tau viskas gerai? Viskas gerai. Nu ką, prisidirbai? Su mažametėm nori pasismaginti. Kas po to? Gaidžių kamera. Šūdas. Kiti su užpakaliu daugiau galvoja, negu tu su smegenim. Ką daryti? Nu, Kas, nu? ką veiki? Ką? To chameko bylą turi. Užkniso negyvai. Ašgi tau sakiau. Ką tu sakei? Nu, tagi mano buvusiai, kur dabar vyriausybės patarėja, pradėjo mane tarkuoti negyvai, na. Buvusi? Tai gal pats laikas grįžti. Būsi nepažeidžiamas, kaip triušis su šarvais. O, tai juokinga, labai juokinga. Nors nežinau, gal ir juokinga tau. Nu, taigi ji nusprendė visus mūsų santykius ir visą kitą pakreipti kitą pusę, nu. Kaip? Nesuprantu. Ko tu nesupranti? Taigi 13 metų praėjo. 13 metų, nu, tai ne juokas. Jeigu žiūrėčiau kokį lietuvišką serialą, tai sakyčiau, kad tie scenaristai blogai parašė, nu. Ne, tai moterų tu nesuprasi. Ir ne man tau aiškinti. Taigi moteris kaip upės. Ir bendrauti su jomis reikia kaip su galingais vandens rautais. Taip, o jeigu tie galingi vandens rautai srūva nuo Kaukazo kalnų, aš kaip nuoju sėdžiu ant Ararato kalno ir spėlioju, tik nuneš, nenuneš, nuplaus, nenuplaus, tai žinai. Bazelė tavo nekokie. Šūdina. Tai va. O toks tvirtas vyras, tiek pragyvenęs, klausyk, nesuprantu. Patarė, gal reikia kreiptis pas psichologą, a? Geriausias vaistas 250.
baig, Tadai. Ką baig? Ne. Dirbam. Nu, kaip žinai, mano reikalas pasiūlyti. Dirbam. Na, štai radau. Turto perleidimo sutartis su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos. Taip, toliau. Aš, Jonas Šilingis, perduodu Dainiaus Rutkausko nuosavybėn 2 kambarių 43 kvadratinių metrų bendrojo ploto butą esant ir taip toliau. Galite pažiūrėti, viskas teisėta. Taip. Aišku, data tik prieš 2 savaitės. Taip, iš tiesų. Ar jūs prisimenate tuos žmonės? Ne, neprisimenu. O jei senukas būtų, na kaip čia pasakius, psichiškai neįgalus? Būčiau pastebėjus. Matot, jo interesantė sako, kad jis sirgo senatvinė silpnaprotystė. Negaliu pasakyti. To Dainiaus Rutkausko irgi neprisimenat? Ne, neprisimenu. Gal čia yra jo adresas? Taip yra. Gal galėčiau aš persirašyti? Prašau. Paimsiu. Prašau. Na ką, ačiū Jums už sugaištą laiką. Nėra už ką. Viso geriausio. Sudie. Sudie. Labas. Labai diena. Sveikas, sveikas. Tai kas atsitiko, a? Kaip tu čia atrodai? Lyg nekaltybė praradęs. Nu, tu nesityčiok. Gal žmogui blogai. Tai ką, gal padauginai, a? Juk sakiau, jeigu jau prinoksta, tai gerkit savaitgaliais. Ir sekmadienį baikit. O pirmadienį vėl kaip kariai į darbą. Jo, sakėt. Tai ką, atrodai kaip pervažiuotas. Kas atsitiko? Tai padauginau vakar. Ai. Taigi sakau, nu. Nemoki negerk. O dabar dirbti. Ir jokių man pachmėlų. Tai aišku. Laika. Kur prisprogai? Ai, neklausinė geriau. Tikiuosi ne už tuos pinigus, kuriuos radom pas Chameką. Tai aišku, ne už tos, nu, ko tu mane laikai, ką aš visai koks be atsakomybės. Tu ką, viską sutvarkiai? Nu, matai, šį rytą atsikėliau, galva kaip durna, tos pinigus palikau namie. O vakar per vėlų buvo jau į prokuratūrą vežti, tai aš to nuvarysiu, atvešiu. Ne, tu laiką ir duodi. Daiktinius įrodymus namuose palikai. Ne, tai yra procedūros pažeidimas. Aš suprasčiau, kad tai būtų kažkoks nieknikis, bet kalba eina apie $1000. Nu gerai, aš gailiuosi. Gailiuosi kaltas. Gerai, nešauksiu ant tavęs. Matau, kad tikrai nekoks tu. Bet dėl šventos ramybės eik ir sutvarkyk tą reikaliuką. Ir dar prašymas. Mes gert. Sveikas, bičiuli. Ką veiki? Važiuoju su mašina, kas yra? Gal galim susitikti, ką? Gerai, o tai kas atsitiko? Na,
nenoriu per mobiliaką kalbėti. Ir ranko šala. Gerai, o tai kurioje tu vietu dabar esi? Aš čia Kalnų parke, prie šaudyklos. Gerai, palauk kelias minutės ir atvažiuos. Laukiu. Skaitmeninė revoliucija, atsiprašant. Kai ko nors reikia, nieko bylose nerasi. Ir kompe. Tai ko čia skambinėjai, visas sustipęs, Tu kažkada sakei, kad ten draugai tavo mašinom užsiema. Gal gali pasiūlyti mano? Kad parduotų. Tu savo mašiną nori parduoti? Jo, aš jos nelabai supjau, kiek manai gaučiau. O tai kam to reikia parduoti savo mašiną? Reikia pinigų. Tai faina, jeigu nesakai, tai vienas parsidavinėk savo tašką. Ar ne? Aš dabar negaliu pasakyti. Po to gal pasakysiu. Gerai? Padėk, jei gali. Gerai. Neverk čia. Ką nors sugalvosim, ne? Labas. Labą rytą. Oho, atrodai kaip koks amerikoniškas policininkas. Purgos, kava. Nepusryčiavau. Nors kaip amerikonas, tai per daug liesas. Nors jei kas ryt tiek sušlamši, pasitaisysi. Tai gal nori? Ne, ačiū, aš laikausi dietos. Paragak, labai skanas. Liko keksiukas. Gerai, kalbėjai. Tai va, žinai, buvau tam bute, po to pas notarę. Ir? Nieko, viskas čiki-piki. Žmogus sirgo, rado, kas jį prižiūrės. Užrašė butą, viskas. O kaip dėl tos demencijos? Reiktų išsiaiškinti, kur jisai gydės ir pas kam. Nors, žinai, galėtų užkliūti taip, kad sutartis pasirašyta tik prieš 1,5 mėnesio. Juk negalėjo žmogus išsirinkti, kada iškeliausi Anapilin. Taip. Po savaitės ar po 1,5 mėnesio. Tai ką darysim toliau? Knisimės vėl? Aš išsiaiškinsiu savo kanalais. Ko tokia susirūpinusi? Nemalonumai darbe? Nieko tokio. Beje, nepapasakai vis dėlto, kur dirbi, žadėjai papasakoti. Prokuratūroje. Oho. Sekretorė? Prokurorė. Juokauji. Ne. Klausyk, man dar anksti vyną kauti, aš pabraito neatsistačiau. Atleisk man. Ne, tai nėra už ką, viskas okei. Bet kodėl anksčiau nepapasakai? Juk negalėjau. Tai mes parišom visus tos pogrindinių kovų dalyvius tau padedant, bet tu nepagalvok, kad tavim pasinaudojau. Tai tiesiog bulvė sumanė, kad kažkaip jais
Į visą tą per tave, čia neįsivaizduoju, kad... Būčiau žinojęs, būčiau dar ir padėjęs. Tikrai? O jeigu nebūtum? Juk aš tavęs nepažinojau, juk negalėjau leisti savo, kad byla išsprūstų iš rankų. Gal ir taip. Tik nesugalvok ant mane supykti dabar, gerai? Tai aš nepykstu, man tiesiog labai sunku suvirškinti visą tai. Nieko savo, prokurorė. Tu pavarai. Ai. Kaip Ulio, ką, irgi prokuroras? Maniau, šiaip koks pridurkas. Ne, aš taip nemaniau, fainas bičas. Aha, taip ir jis. Sveika, Hebrūnė. O, vilkamini, vilkas čia, labas. Ką, jau sveiksti, matau, vaikštai? Eikš. Po truputį. Sės. Sauliau, tu nesupyk, aš taip ir galvojau, kad jie va čia rasiu. Aš va keliom akimirkom, va išeisim su jie, va porą žodelių ir... Sėdėkit jūs, šiandien. Sugrįšim. Aš vis tiek į tada. Ne, tai me... Kas? Nedinkime. Įsigasite, prokurorai. Čia tai vienas. Tai kas? Tai ką, jis jau žino? Tu ten pasakei? Tai ką? Ir kaip sureagavo? Ką, žinau, normaliai, kaip bebūtų keista. Nu ir faina. Žiūrėk, Ivan, mane laika neramina. Tai kas yra? Vėl prisilupo vakar? Ne, neprisilupo. Man atrodo, dabar jis turi kažkokių didelių finansinių problemų. Vaikšto visas kaip žemės pardavė. Savo mašiną ruošiasi stumt. Nu tai gal, kokie ten šeimininiai nesklandumai? Neturi jis jokios šeimos, bet dabar atrodo, įlindo vaikinukas tikrai nemažą mėšlą. Sakai? Taip. Na tai nori kažką daryti? Bet tai žiūrėk, kad nebūtų kaip Marytė sūnų šnipinėjo. Ką tu dabar kalbi, tai ką tu nežinai laikos. Taigi jis paprastas kaip 3 kapeikos. Bet dabar tikrai turi problemų. Gerai, gerai. Tai nori kažką daryti? Taip. Nu, tai nuo ko pradėsim? Na, o tu čia ką veiki? Maniau, kad nerūkai. Kodėl kartais rūkau? Nervinės jo. Gavai nuo Tado pilos. Nu taip, teisingai Tadas padarė. Daiktiniai įrodymai yra daiktiniai įrodymai. Nu, aš jį suprantu, sakė, kad... Nu ir gerai, kad pasakė. O ko tu čia mykiai? Kas yra? Nieko, jūs kur einat taip anksti, gal jau namo? O ką tu čia dabar mane? Sek pradėsiu, Vėl paranoja sekimo išdygo, jo? Kur noriu, ten ir einu. Ne tavo reikalas. Nieko, ašgi tik šiaip. Nieko šiaip nebūna. Aišku? Aišku. Kas tau aišku? Nu, kad nieko šiaip nebūna. Nu, va, teisingai. Ir aš ne šiaip einu. O einu į susitikimą su vyriausybės patarėja, tokia Vilija. Sėkmės, gal degtukų turit? Turiu. Reikia šį beitą įsiaiškinti. O tu baig rūkyt vėžį įsivarysi. Iš manęs pavyzdžio neimk. Irgi. Eik dirbti. Kaip sekasi pamokas ruošti? Nori, kad padėčiau? Taip. Vėl matematika? Ne, jau paruošiau. Jau matematiką paruošiai. Tai ką tada? Mes statom spektaklį, gi sakiau. Kokį spektaklį, apie ką? Apie viską. Tai neįmanoma. Nu, apie neklaužadus vaikus. Ir kiekgi tų neklaužadų buvo? Daug. Viena Paulina, kuri žaidė su degtukais, išdykėlis Rapolas ir kiti. O tu turbūt pats didžiausias neklaužada iš visų neklaužadų, ne? Jonas, kuris nevalgė sriubos. Ko? Sriubos. Ir kas jam nutiko? Mirė. Nuo sriubos, kad nevalgė sriubos mirė, taip. Nieko savo istoriją, nu parodyk. Ką, čia? Jonas buvo tvirtas vaikas, drūtas, apskritas ir sveikas, daug gražesnis už Jokūbą, nes kasdieną valgė sriubą. Nesąmonė. Vieną kartą jis ėmė rėkti, aš sriubos nenoriu. O 4 dieną Jonas tapo kaip siūlelis plonas, nes besvėrė 0,5 gramo. Nuo silpnumo krito žemėn, na, o 5 dieną... Amen. Kasgi čia... O, Heinrichas Hofmanas. Linksmos pasakos su paveikslėliais.
Nieko savo. Tai kad nori, kad aš tau padėčiau? Tu skaityk mokytą žodžius, aš savo. Gerai. Taip. Jonas buvo tvirtas vaikas, drautas, apskritas ir sveikas, daug gražesnis už Jokūbą, nes kasdieną valgė sriubą. Vieną kartą jis ėmė rėkti. Aš Sriubos nenoriu srėbti. Nebežinau, ką be jūsų daryčiau. Pala, kur eini? Kepurė. Ir šįsyk sutarėm vyriškai. 2 valandos ir viskas. Ir mažiau užteks. Aš už Dainių geriau kazokų žaidžiu. Kokias praeitą kartą laimėjo? Žaidime jūroje jisai prisistatė bokštą ir mano visas valtis sudaužė. Bet dabar žaisime sausumoje, jisai prisistatys bokštą, aš su patrankom jas susprogdinsiu. Dar pasižiūrėsim. Visai nieko skamba. O ką sunku žaisti? Visai ne. Mane išmokys? Mūsų kompiuteris senas. Gerai. Taigi, kaip sutarėm, 2 valandas ir ne minutės daugiau, aišku? Aš lauksiu tavęs namie. Gyti! 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 Sveikas. Nu ir tu sveika. Tai nusirenk. Sveiki. Pypkė. Žinai, ilgai būt negalėsiu. Tai kiek galėsi? Ką tu geri, kavą? Kavą. Man irgi reikia paimti kavos gal. Taigi tau negalima su tavo spaudimu. Nu jau. Tai tavo aukštas spaudimas. O, buvo aukštas, tapo žemas. Eik tu. O, nesupaisys. Vis nesirūpini savo sveikatą. Nu tai koks skirtumas, koks numirsi? Ar sveikas, ar kuprotas? Teisingai. Čia toks posakis liaudis. Turėtum žinoti. Iki mirties tau dar toloka. Šiaip jau. Kaip reikalai. Reikalai kaip reikalai. Tik užsiimi kokią rimtą bylą, atsiranda kokį nors baubą. Dabar iš Klaipėdos atvažiavo. Nori atsimti palikimą ir kad mes jai padėtumėm. Įsivaizduoju, dar spaudą pajungė. Eik tu. Tadas irgi dabar jo vaikas susirgo. Na, ne jo, bet jis augina tą vaiką. Žodžiu, vaikų darželis. Gumbas ant gumbo, gumbas, po to gumbų dar gumbas. Gumbauskas. Na taip. Na tu kaip? Aš? Irgi nieko gero. Tai, žinai, atrodė, kad būsiu labai didelė viršininkė, kai perėjau dirbti į tą vyriausybę, bet žinai, pasirodo, klerkė. Sėdėk savo vietoj ir nekaišiok nosies, kur nereikia. Va, dėkui tau, jeigu ne tu, tai būtų visai ries. Tai žinai, aš net
gailiuosi, kad iš teismo išėjau. Ten bent žmogus buvo, o čia tai... Baik, Vilė, baik, viskas gerai. Ne, vis tiek, aš tau labai dėkinga. Dar sėki noriu padėkoti iš tikrųjų, nes man būtų riesta. Gerai, dabar tu didelė viršininkė. Ne, tu duok man pasakyti. Net mane privertai paprakaituoti. Klausyk, kiek jums moka dabar vyriausybė sutvarkė atlyginimus? O ką? Ne, man įdomu, kiek patarėjas gauna. Gauna, šiek tiek gauna. Bet jeigu ne tu, tai aš ir būčiau ir to negavus ir iš viso būčiau išliekus iš darbo. Dar sėki dėkoju. Gerai. Kaip tau? Laimingas? Nu, šiaip galima paklausti. Kaip kiekvienas Lietuvos pilietis. Turi darbą laimingas, neturi laukia, kol būsi laimingas. Eik tu. Šią dieną gyvename viskas. Žinai, ne to norėjau paklausti. Aš norėjau paklausti, ar tada prieš 15 metų tu buvai su mumis laimingas, kai Sauliukas mažas buvo. Nu, Vilė, tu pradedi. Nu, tai kuo aš pradedu? 15 metų praėjo, gali ir pasakyti. Na, aišku, buvau laiminga. Tai ko išėjai? Tai kad tu išvarėjai. O tai gražiausiai. Aš išvariau. Taigi tu išėjai. Palauk, o kaip viskas prasidėjo? Tai aš tavęs noriu paklausti, kaip viskas prasidėjo. Kaip? Pamatai mūsų su Rima kavinė ir pradėjai tą savo sceną. Ar tik kaviniai? Ką tu šneki? Gerai, baig. Gerai, viskas. Baig. Ne, baigiam. Šitą baigiam. Gerai. Labas vakaras. Labas. Kontrimo ieškau. Jo dabar nėra, o kokio klausimu? O kur aš jį galėčiau surasti? Nežinot, ne? Nu, jis dabar išėjęs, gal aš galėčiau jums padėti. Klausimas, suprantat, yra labai rimtas, šeimininis. Na, taip, išdėstykit plačiau. Reikalas labai subtilus, suprantat, aš ieškau nuo savo vyro. A, kada jis dingo? Prieš porą valandų. Nu, matot, turi praeiti minimum 3 paros ir tada kreipkitės ne pas mus, o į policiją. Ką man daryti? Bet mano vyras reikalingas dabar ir aš jį noriu surasti bent iki vakarienės. Tai kurgi tas kontrimas? Žinot ką, padarykime taip. Jūs pasakykit pavardę, aš pasakysiu kontrimui, viską perduosiu, taip? Kontriminė, aš Rima. Tai ar padėsite surasti man mano vyrą, ar man reikės laukti 3 paras, kad galėčiau kreiptis į policiją? Atleiskit. Nieko tokio. Jis dabar išėjo kažką su vyriausybė išsiaiškinti ten. Tokiu metu? Nu taip. Ten, nežinau, su patarėja teisės klausimais. Ir kurgi jie aiškinasi? Tikrai nežinau. Turbūt ne vyriausybė, ne? Ne, kažkur lyg tai sakė į kavinę eis ten. Kavinėje vadinasi? Taip. Kurioj? Nežinau. Šit kaip. Ar tik Nevilė Daugirdaitė bus toji valdžia? Tikrai nežinau. Apskritai, ką jūs žinote? Ir apskritai, ką jūs čia veikiate? Ir sėkmės. Neįsivaizduoju. Reikia eit gal barmeną apklausinėti apie vakarykštės Laikos orgijas. Gal, nežinau. O, mūsų čia pažįstama Justė. Justė, eikš čia, gal jį ką nors matė vakar sukinėjęs. Labas. Sėskis. Kaip tau sekasi, mažulė? Visai neblogai, kaip jums. Irgi gerai, tik ot viena mūsų draugeliui nekas. Tu jį pažįsti, tiesa. Gal tas per Laiką vadina? Aha. Klausyk, Justė, gal tu vakar čia buvai ir matei sukinėjusis čia aplinkui? Nu, mačiau jį. Nu, jis čia nieko neiškvietė, neišdarinėjo, nieko. Šiaip tai ne, bet buvo labai išgeras. O vienas buvo? Iš pradžių vienas, paskui su mergina kažkokia. O kaip atrodė ta mergina? Juodais, ilgais plaukais. Ir už mane tai tikrai vyresnė. Gerai, o kai pasėdėjo, tai ką tada?
Aš neilgai čia buvau, žinokit, nežinau, gal vienas, gal abu išėjo. O žiūrėk, Juste, ar tau ta mergina nepasirodė kaip nors truputėlį įtartinai? Ką reiškia tartinai? Ką tu čia vaiko Nu, tai va taip, kurios gali prigirdyti vaikiną, nu. O kam? Tam, kad paskui pinigus galėtų išvilioti. Ką laiko labai turtingas? Kaip nepasakyčiau aš, kad labai jau taip. Gerai, baigim, aišku. Gerai, neperkat galiu šiandien. Gerai, ate, Justikė. Laimingai tau. Man atrodo, tu prisifantazuoji, klausyk. Nu, kam dabar, prisigėrė iš vakaro, šiandien sąžinė prabilo, nu, kas čia tokio, kas čia per detektyvai? Nėra viskas taip paprasta, kaip tu čia dabar pasakoji. Bet aš niekaip nesuprantu, atlaikai atėjo. Normaliam vaikinui į kabaką nueit pavojinga. Klofeliniškių visokiausių privisė. Bet taigi laika neturėtų atitikti jų ten reikalavimų. Jisai nei užsienietis, nei jisai turtingas. Niekaip nesuvedu galų, kam jam tą mašiną reikia taip pardavinėti? Kam? Gal iš tikrųjų įsikliopino tą panelę, tai nori geresnę nusipirkti, pasipuikuoti prieš ją, kas čia tokio? Tai gerai, kodėl man iš karto tada nepasakė? Na tai tu imsi tyčiotis, kaip visada. Nu, tai gal šiek tiek ir... Nu, tai jūs, vyrai, esat visi patinai, prisiliobėt iki žemės graimo, o paskui tik tai tą akimirką patenkint save, eikit. O jūs, moterys, iš viso geros, tik kad pinigus išviliuot. Gerai. Ar ne gerai? Galėtumėte iš viso dušę išviliuotumėt, kad tik kam pelningai perparduot galėtumėte? Gerai, nesinervuok, man atrodo, čia mes į Purienas nuklydom. Labas vakaras. Labas vakaras. Tu ką čia veiki? Galiu prisėsti? O mes jau kaip tik buvom besiruošintis išeiti. O kogi jau taip suskubot? Matai, mes čia aptarnėjom darbo reikalus su Vilija. Jin dabar mano tiesioginė viršininkė vyriausybėje. Matau, labai aptarinėjate. Ką tu čia veiki? Žinai, brangusis, ėjau pro šalį. Nusprendžiau pažiūrėti, kaip tau sekasi. Matau, ari, vargsti, viršvalandžius dirbi. Tik nepradėk, gerai, nepradėk. Ne, aš dar net nepradedu. Tai apie kągi posėdžiauja? Palauk. Apie darbą. Atsiprašau. Kažkas čia man skambina. Atleiskit. Klausau. Nu, klausau. Ai, čia tu laika. Aha. Kokia boba manęs ieškojo? Raudonais plaukais? Tai jau surado, durniautų. Čia mano žmona. Aha, kaimietis. Ar aš tavęs kada nors prašiau sakyti, jeigu manęs kas ieško, kur aš esu, ką? Prašiau aš tavęs? Asidė. Nu ir kas, nepažinai. Tau reikia viską pažinti, būtinai raportuoti kiekvienam. Boba raudonais plaukais. Nu, palauk tu kaimietį, aš tada. Tai jau prokuratūroje ir vyriausybėje laiko nebeužtenka, nutarėt visą savo darbelį, perkelti tokią neoficialią aplinką. Sunkus darbas. Sunkus. O jūs jau taip jau prisirišusi prie savo Marijono, kad kaip uodega lakstote ir šnipinėjate? O jūs jau taip esate prie jo dar neatsirišusi, kad lendate prie vyro, naudodamasi tarnybinę padėtim. Aš lendu prie vyro. Ne, matyt, nekokia jūsų šeimininė situacija, jeigu šitaip lakstai iš paskos. Dabar žinok, Marijonas yra mano vyras. Nauja. Ir prašau prie jo nelysti. Supratai? Supratau. Bet ir tu įsidėmėk, jeigu aš norėčiau lysti, tai tavęs ir neklausčiau. Aišku? Tokiais metodais labai Metodais aš turėjau labai gerą mokytoją prieš 15 metų. Turėjau iš ko pasimokyti. Klausyk. Klausau. Kas čia vyksta, moteris? O tu tylėk. Rima, ką tu čia dabar sau leidi? Kokius čia cirkus išdarinėjai? Kas yra? Tu dar ant manęs važiuosi. Klausyk, jeigu tau rūpi dabar labai šitoji, tik tu velniop. Ir krausykis pas šitąją. Ir negrįžk. Rima, jop tararai. Atleisk, aš nenorėjau. Aš norėčiau atsiskaityti. Gerai, aš už viską atsiskaitysiu. Dovanok. Iki.
šūdas nekalba. Aišku, įtartina, kad Andriuša taip staiga sugalvojo savo mašiną parduoti. Nors kita vertus, jeigu vaikinas su mergina atėjo į barą pasėdėti, tai kas čia baisaus? Jo, jūs vyrai esate cinikai. Vieną kart viena, kitą kart kita, nieko tokio, taip? Mes vyrai cinikai, mes ėriukai. Eik, tu ėriukai, nejuokingi, gerai. O žinai, ką Čestertonas sakė apie cinikus? Na. Cinikai, tie vargšai gyvūnėliai. Juokinga, taip. Patinka man Čestertonas. Krūčiausia eseistika. Įsivaizduoju tokią istoriją. Kokia Čestertonas laivu? Staiga pakyla vėjas, bangos, pradeda praktiškai laivas skęsti ir skęsta žmonės, panika, bėgioja po laivą, pirmyn, atgal, jau valtis tas gelbėjimus įleidžia, kažkas lipa, kažkas bėga, kažkas griūna, o jisai savo sėdė atsipūtęs bare ir jūs užsakinėja dar viskio. Prabėgdamas barmenas sako, nu kaip jūs galite gerti viskį dabar, kaip laivas skęsta, viskas, o jis jam žinai, ką atsako. Gyvenimas yra Dievo dovana. Kaip lemta, taip ir atsitiks. Tik dovanuotam arkliui dantis nežiūrima. O kas yra juokingiausia? Daugelis, kurie ten bėgo, panikavo, kurie valtim plaukė, daugelis ir nuskendo. O tas laivas, tai visgi parplaukė normaliausiai savo į krantą. Kliūta, ar ne? O, velnis, pasirodė ta dūra, ta šilingėlė. Pone Joana, prašom, mes čia. Tai gal aš jums sutupdysiu? Ne, man nusiaukiau pasakyti. Dairaus ir nematau. Prašom. Labą dieną. Labą dieną. Ar jūs ne viena? Ne, čia mano kolega Julius, jis taip pat dirba su jūsų byla. Julius, Joana. Tai kaip sekasi? Na, teisybę pasakius, labai išgąsdino ten, tame bute jūsų senelio, antros eilės senelio gyvenantis žmogus. Pasirodė tikras beprotis, man atrodo, jis homoseksualas, negana to feminofobas. Gerai, kad ne feminofagas. Ne, čia nejuokinga. Iš tiesų, tai pirko jisai legaliai tą butą iš Dainiaus Rutkausko. Visiškai ten viskas yra teisėta, legalu ir dokumentai visiškai tvarkingi. Matote, aš irgi nesnaudžiau ir savais kanalais pasidomėjau, pasiklausinėjau apie jūsų minėtą Rutkauską. Tai va, jis per pastarosius metus pardavė jau 5 butus ir visus iškart įsigalėjus testamentui. Dabar matot, kad čia iš tikrųjų didelė afera ir kriminalas. O jūs turite, Joana, tos dokumentus? Taip. Ačiū. Tu matai. Taip. Zorina. Visą šitą aš varčiau ir žiūrėjau. Niekaip neįprantu. Nieko. Šiandien jau viskas. Rytoj suleisiu paskutinį kartą, o po to keisime kursą. Viskas bus, kaip daktaras pasakys. Čia dabar. Pala, mano mielas. O ko tu morkų nevalgai? Neskanu. Taigi morkos labai sveika. Akims, viskam kitam. Tu ką nebijai, kad bus kaip tam Jonui? Aš valgau strubą. Argi čia valgymus. Na gerai. Bet kaip repeticija? Kaip turėjau griūt negyvą susijokiau. Mokytojai labai nepatiko. Žinai, menki juokai, kai miršti iš bado. Tu vakar juokeisi ir aš prisiminiau. Ir pradėjau pats juoktis. Aš dabar kaltas, kad tu susiekiai, ne? Klausyk, mano mielas, tu esi aktorius ir tu privalai vaidinti rimtai. Taip sakant, nutaisęs silvartingą miną. Čia velnias neša.
sveikus. Labas. Čia tavo. Ne, čia Gyčiui. Tai galiu užėjti? Prašom. Užėjk į vidų. Labas, dėdė Marijonai. Tai užėjk, ko stovi tarp durų, kaip žvakė. Užėjk, ko stovi. Gytėk į savo kambarį, gerai? Sriubytė, labai gerai. Atsverdę. Ten. Taip. Kokiais veiks? Gal galėsiu šiandien pas tave pernakvoti, a? Žmona išvarė. Nu, akurat. Ir ką? Šlepečių neužsimovė. Ar valgys supeikiai? Vilija suorganizavo kavinėje romantiškų prisiminimų vakarėlį. Akurat maniškė atėjo. Ir ką? Iškėlė pavydų sceną. 13 metų praėjo, a? 13 metų. Jau ten išdegė viskas. Ne, maniškė toliau. Anekdot. Ai, bobas. Bobas. Taip sakant, atsidūrė tarp dviejų ugnių. Gal išgerkime? Nu. Neturiu. Turėjai. Gal nereikia? Reikia. Atnešk. Likeris tiks? Tiksi, likeris viskas. O, bobas, nu. Nu ką, išgersim. Kolega.